Keletas nustatymų Windows efektyvumui padidinti. Taip, My Computer, ant jos spaudžiam dešinį pilies mygtuką ir pasirinkam komandą Properties. Kortelėje Advanced renkamės Performance skyrių ir spaudžiam mygtuką Settings. Čia galima parinkti efektus pritaikytus. Čia šiuo atveju nustatyti, kad Windowsai patys renkasi. Aišku, galima nustatyti geriausiai išvaizdai, bet automatiškai, jeigu kompiuteris yra lėtesnis, tai efektyvumų didelio neduos. Todėl geriausia rinktis silpnesniam kompiuteriam arba aplamai įmonių kompiuteriam, kur nereikia jokio to grožio, rinktis būtent Adjust for Best Performance. Tai reikštų, kad būtent visi efektai būtų pritaikyti geriausiam, greičiausiam ir stabiliausiam darbui, kad mažiau resursų būtų skiriama išvaizdai, dizainui ir panašiai. Būtent tai išsijungia, matot, standartinė tema, klasikinė, animacijų apmažėja, taip toliau ir panašiai, visas tas dalykas. Aišku, arba galim custom ir pasižymėti tas, kas mums reikalinga, arba žymėti tas, kas reikalinga. Laukelyje Advanced yra Virtual Memory. Spaudžiam mygtuką Change ir galima padidinti virtualios atminties kiekį. Yra rekomenduojama nustatyti dvigubai daugiau nei yra realios operatyvios atminties. Tačiau niekas nedraudžia čia nustatyti, pavyzdžiui, 4 GB ir, tarkim, iki 5 GB, tarkim, būtent. Tai šiuo atveju mažiausia bus naudojama 4 GB virtualios atminties, o daugiausiai 5 GB. Tai iš tikrųjų irgi įtakoja efektyvumui. Kuo daugiau tos virtualios atminties, tuo kompiuteris greičiau dirba. Netgi jeigu turi mažiau realios operatyvios atminties. Spaudžiam mygtuką Set, OK. Ir efektai, ta prasme, tai reiškia šitas pasirinkimas virtualios atminties įsigalios tik tai perkraus kompiuterį. Data Execution Prevention. Čia yra toksai dalykas, kur galima rankiniu būdu priverstinai įdėti programą, tai yra nurodyti jos paleidžiamą į failą. Tarkim, dabar mes pasirinkim bet kokį. Kad jis būtų emuliuojamas ir paleidžiamas nepriklausomai nuo operacinės sistemos nustatymų. Tai reiškia senom programom, kurios standartiškai pagal nutylėjimą, kitaip tariant, neveikia normaliai Windows XP ar, tarkim, kalbant apie naujesnius Windows'us, senesnių Windows'ų programos normaliai nepasileidžia. Tas, būtent Data Execution Prevention galimybė gali pagelbėti šitoj situacijai. Taip, Startup and Recovery. Čia mes galime nustatyti, tai yra atjungti tokį variantą, kai atsitikus kažkokiai klaidai, kompiuteris automatiškai perkraunamas. Aišku, galima ir, kad nesiųstų jokių įvykių pranešimų, o jeigu šitą atjungsim, tada jis netgi į Event Log nerašytų jokio Event Viewerį, nerašytų jokio įrašo. Tas įrašas galbūt reikėtų būti paliktas, kad būtų galima pasižiūrėti, dėl kokios priežasties kažkas atsitiko su operacinė sistema. Taip, Error Reporting. Windows XP ir kiti Windowsai turi tą Error Reportingo savybę. Ją galima labai lengvai atjungti būtent šitoje vietoje. Ir spaudžiam OK. OK. Ir tam, kad visą tai įsigaliotų, perkraunam